Mes dabar gyvenam labai tokiu metu, kaip esam priklausomi nuo dopamino, net yra Taip. knygos dopamino karta ten. Sėdėjo į Instagramo nuotrauką, kanda medalį trumpajam laikotarpyje, trumpai. Sportas labai padeda išsitaškyti, pasimiršti ir atjungti protą, ne atjungti smegenis. Aš nesu didelė fanė motyvacijos iš principo, nes aš palyginsiu sportą, visą veiklą. Kiek sportas daro įtakos mūsų psichikai ir psichologijai? Sveiki visi, susitikome Įkvėpti įkvėpti tinklalaidėje ir šiandien kalbėsim apie kūną. Apie kūną, protą ir kaip tai veikia tarpusavį. Taip pat apie motyvaciją ir savivertę. Ir šiandien su mumis yra kartu Vilma Brinets. Ir aš nepristatysiu Vilmos ir paklausiu Vilmos, kaip tu nori būti pristatyta ir kaip tu save pristatytum. Ok, tai sveiki, labą. Sunkiausias klausimas man. Čia, jeigu nori mane įspausti į kampą, tai paklausk apie mane arba kažką, ką reikia iš tikrųjų suformuluoti labai trumpai ir aiškiai. Bet pabandysiu. Tai aš esu Vilma Brinets. Iš esmės turbūt esu labiausiai trenerė, bet dabar labai noriu keisti šitą tokį, nuvalkiotą, gal kažkiek atgyvenusi pavadinimą į sveikatos trenerę. Tai yra health coaching, visas konceptas, visa idėja apie tai, kad integralus, tikras, patirties turintis treneris yra ir psichologas, ir, kaip aš sakau, pusė daktaro. Taip. Tai va, taip aš save matau ir taip aš iš tikrųjų, taip tom gyvenu. Taip, aš dar trumpai papildysiu, kadangi labai įdomi iškart jau kabinam temas, tai jeigu turite klausimų, tikrai kviečiame pakomentuoti po mūsų video, juos užduoti, mes juos atsakysime ir taip pat be abejo reaguoti, palaikinti, pasekti, jeigu jums įdomu, nes tikrai mus tai skatina kurti toliau. Tai gal aš grįšiu prie temos ir klausimo, kas man pačiai irgi labai asmeniškai įdomu, kodėl šiai dienai tokios yra tendencijos, kad atrodo visi bėgioja maratonus, lenda į ledinį vandenį, visokie tokie ekstremalūs sportai prasidėjo, lipimai į kalnus, ką tai bendro turi ir su žmogaus sveikata, kaip tai atliepia va tokie visi dalykai ir su žmogaus psichologija. Ok, tai labai platus klausimas ir šiaip tokia turbūt gal netradicinė netgi šiek tiek mano nuomonė, man nepatinka visi šitie trendai, tai yra mada. Ir aš vis dar sakau, kad tai yra labai gera priemonė žmonės pritraukti į apskritai sportą, į judėjimą, į veiklą ir nuo sofos į gyvenimą. Tai tada tai veikia, ok, tai yra labai gerai, kažkam reikia kompanijos, challenge'o kažkokio, tai yra tokie dalykai, jie yra, kaip pasakyti, geras degtukas pirmam tam tokiam užsidegimui kažką daryti. Tai nėra ilgalaikiai perspektyvoje tinkama veikla žmogui iš principo. Tai jeigu kalbėt apie kūno fiziologinę prasme, kas mums yra įprasta, kas mums yra genetiškai normalu, tai yra bėgti, bet bėgti tai nuo kažkokio tigro, vilko, ne? Tu turi bėgti, tai yra sprintas. Trumpai tariant, išvertus tai yra sprintas, tai yra trumpas pabėgimas, tavo gyvybės išgelbėjimas. Kitas natūralus dalykas yra ėjimas, vaikščiojimas, kas yra maisto ieškojimas, vietos keitimas, ne, vėlgi apie tos tokius primal dalykus šnekant, kas yra normalu. Svorio kelimas, kažko nešimas, vandens atsinešimas, ne, tai reiškia visą tai yra mūsų kūnui normalu, natūralu. Lygiai taip pat ledo vonios, ne, šaltas vanduo yra normalu, jeigu tu gyventum be šiuolaikinių visokių karštų dušų ir garo pirtelių, tai iš esmės taigi vanduo šaltas, ne, ypač Lietuvoje, kur mes gyvenam, jeigu norėtum nusiprausti žiemą, tai praustumai su šaltu vandeniu. Tai jis yra irgi natūralus. Bet kasdienis lindimas į, pavyzdžiui, ledo vonę turi labai daug ir trūkumų ir pavojų. Tai nereikėtų vaikytis madų ir reikėtų tiesiog žiūrėti, ar tai tinka tavo organizmu, ar tai yra tas tavo gyvenimo etapas, kai tu gali tą daryti. Moterim iš viso reikalingas yra šiek tiek šiltesnis vanduo. Užtenka tiesiog šalto vandens, nereikia jo ledinio. Ir kitas dalykas yra tai, kad tu gali įkrist, pavyzdžiui, ledinį vandenį ir išgyventi, ne? Eini per ežerą, įkritai, išgyvenai, tavo kūnas turi visus mechanizmus, absoliučiai, kad tu išgyventum. Bet irgi turbūt priklauso, kiek tų minučių tam lediniam vandeniui. Taip, va būtent. Bet trumpai tariant, tavo kūnas tą gali, bet tai yra survival. Tai nėra toksai, ne thriving, nėra tai klestėjimas tavo kūno, tai nėra optimalumas ilgalaikiai perspektyvai. Tai
Kai kam veikia, tikrai aš matau pavyzdžių, kam veikia, turiu kelis draugus, trenerius, kurie tą daro, jiems tai veikia, matos ant jų tiesiog, kad jų vat, kūnas taip gerai jaučiasi, bet tai yra, mada. Kitas dalykas ir dar viena, tokia blogybė, ne, apie maratonų, ypatingai bėgimą, ten Vilniaus bėgimas, ten kažkoks ten, kažkokio banko bėgimas. Jo, važiuoji į senamiestį, tai prasikeikinės visur uždarytos gatvės, ne? Tai irgi yra, kaip pasakyti, mados reikalas, nes tie žmonės, jie nėra pasiruošę, pavyzdžiui, bėgti maratoną. Tai yra tam tikras etapas fizinio pasirengimo, kas yra būtina, kad tu galėtum tą padaryti. Tai yra įmanoma, bet iš tų žmonių, kurie ten bėga, gal pusė, gal trečdalis tik tai būna fiziškai tam pasiruošę. Aš dirbu nemažai su traumomis, su atsistatymų po traumų ir panašiai, ir aš tiesiog matau profesionaliais sportininkais. Ir profesionaliais, ir neprofesionaliais. Su normaliais tiesiog žmonėm ir su nelabai normaliais, tai yra profesionaliais sportininkais. Bet tiesiog, kad žmonės nėra tam pasiruošę, jie gauna traumas, mes to nematom, ne? Kažkas įsidėjo į Instagramą nuotrauką, kanda medalį, atrodo kaip fainai, kokia motyvacija, kodėl aš nebėgau, ne? Toks truputėlį kalties gal net jausmas. Tai čia viena pusė, kaip aš ir sakiau, gera, pakelt žmogų nuo sofos ir kad jis bėgtų, bet reikia, yra protingesnių būdų ir aš manau, kad reikia nuo to nepradėti. Jeigu tu treniruojasi su treneriu, tu eini į sporto salę, tu jau sportuoji 2-3 metus, tu nesi tik ką pagimdžius vaiką, pavyzdžiui, ne, ir tu eisi bėgti tą pusmaratonį, viskas yra sveika, you go girl, ne, viskas tvarkoj. Bet kai nuo to pradeda ir galvoja, kad aš dabar turėsiu tikslą, ne, ir tada man bus lengviau ir pradeda nuo maratono bėgimo, tai būna meniskai, kryžminiai raiščiai, nugaros skausmai, kas tik nori, bet tai ir tada dažniausiai tom ir pasibaigia. Aš dar pasidalinsiu vieną teoriją, bet galėsi paneigti arba pritarti. Man atrodo, kad mes dabar gyvenam labai tokiu metu, kaip esam priklausomi nuo dopamino, net yra knygos dopamino karta ten ir toliau. Ir mes tokiam šiek tiek kaip išgyvenimo instinktais gyvenam, nes labai daug streso, labai daug visko gyvenime vyksta ir mes norim to adrenalino dar ir dėl to... Greito adrenalino, jo, taip. Ir dėl to tos ledinės vonios, nes kiek skaičiau, kad irgi ir priprantama prie to adrenalino, po to jau kažko nebeužtenka, vien tik ledinių vonių, tada reikia, nežinau, šokti su parašiutu, dar kažką daryti ir panašiai. Tai va šitoj vietoj turbūt pasakysiu taip, visiškai teisingai. Iš tikrųjų mes ieškom to dopamino visur, kur galima. Ir sportas jis suteikia iš tikrųjų normalus sportas, ne tas toksai fiziologiškai teisingas sportas, jisai suteikia tą dopaminą, tą tokį ilgalaikį gerąją prasme, ne? O tie visi tokie quick hitai, nubėgau maratoną, gavau medalį, įlindau į ledo vonę, jie yra vis tiek tas pats quick hitas, kaip ir Instagramas ar bet kas kitas, ne, kur mes gaunam to, ne to dopamino, kurio mes norėtumėm, ne, tai... Koks tada būtų teisingas sportavimo būdas? Aha, koks teisingai, dabar jau čia iškritikau visus, ne, bėgančius maratoną savo, ne, visoks, visai gerai, tai žodžiu, grįšiu prie tos minties, kad bet kaip geriau negu niekaip. Tai bet kaip sportuoti, bet kada, bet kokį maratoną visada yra geriau negu nedaryti nieko. Tai jeigu renkamės tarp nieko ir darau beleką, tai geriau beleką. Aš tada būsiu... Apie nieką įsiterpsiu, nes kaip tik labai Indrė paklausė mūsų kolegų čia, kas nutiktų, ir klausimą uždavė, kas nutiktų, jeigu visą gyvenimą nesportuotų. Tai irgi apie tą nieką. Negyventum, tas gyvenimas trumpas būtų. Mūsų kūnas yra sutvertas judėti, mes negalim apeiti šitos sistemos, ne? Mes, taip kaip mes negalim nekvepuoti, negalim negerti vandens, ne? Mūsų širdis plaka. Yra tam tikri dalykai mūsų fiziologijų, kurių mes negalim pakeisti. Mes galim nusikirpti plaukus, dar kažką. Yra dalykų, ką tu gali keisti, o yra dalykai, kurie yra tiesiog gamtos duoti ir tu jų negali pakeisti. Tai, judėjimas yra vienas iš tų dalykų, kurių mes negalim pakeisti. Tai labai trumpas gyvenimas. Iš liūdnos pusės kalbant, dažnai atsitinka po lūžių, po kažkokių lėtinių ligų, kai žmogus daug guli, jisai susirga, tiesiog viskas yra stagnacijoje, kraujotaka, limfotaka, viskas daug lengviau dauginasi bakterijos. Daug tiesiog, kaip sako, lovos režimas, ne, senatvė. Tai yra trumpas kelias, tu jį gali eiti, bet tai bus labai trumpai, iš tikrųjų.
Tai Aš šiaip pati labai daug tokių visokių mitų prisiklausius apie sportą, tai man labai smalsu tavęs paklausinėti. Tai vienas iš tokių, kad nuo 30 plus minus metų mūsų raumeninė masė Taip. liktais mažėja ir kad mums kaip tik reikia daugiau jėgos pratimų, o ne kardio. Teisingai ar ne? Taip, tai iš esmės tai yra tiesa. Nuo 30, nuo 35 tikrai greičiau, sparčiau nyksta raumeninė masė, vadinama sarkopenija, tai yra natūralus procesas, ane? Moterim tai vyksta agresyviau, ypatingai dėl perimenopauzės ir menopauzės laikotarpio, bet raumenys nyksta su amžium visiems. Tai vienintelis tyrimais įrodytas, gyvenimo įrodytas būdas, tai yra jėgos treniruotės, tai yra pasipriešinimo treniruotės su svoriais. Ten yra variacijų, ką galima daryti su gumomis ar su kitom priemonėm, bet iš principo tai yra gana sunkios jėgos treniruotės, kurios skatina raumens atsinaujinimą, hipertrofiją, augimą ir tai yra vienintelis garantuotas būdas sustabdyti raumens nykimą. Kitų būdų šiai dienai nėra. Tai O yra skirtumas treniruoklis su svoriais ar tiesiog svarmenys? Taip, yra skirtumas. Apie ką mes šnekam apie, tarkim, raumens nykimą, tai šitoje vietoje nelabai, ne? Vis tiek tai yra pasipriešinimas ir kūnas tiesiog dirba, raumo susitraukia ir vyksta treniravimas. Bet treniruokliai iš esmės buvo išrasti ir reikalingi yra reabilitacijai. Tai yra, kai žmogus yra ligotas, neįgalus dėl kažko, jis negali galbūt judėti rankų, kojų ar dėl kažko, ir jis atsisėda į treniruoklį labai limituojantį, atjungiantį vieną sąnarį kažkokį ir, tarkim, daro kojos ištiesimą, ne, tik kojos tiesimą. Tai yra, ribotas, vėlgi grįžkim prie to primal dalyko, ne, nenatūralus judesys. Tai aš visada esu tik už laisvus svorius, vienokia, kitokia štanga, svoriniai maišai, girutės, svareliai ir visi kiti sunkus dalykai, bet tai nėra antiek izoliuojantis ir tokie mechaniškai nenatūralūs pratimai. Tai aš daugiau esu fanė laisvų svorių, bet tam tikrais atvejais šiaip labai sėkmingai naudoju ir treniruoklius. Tai ir tas veikia, bet kuriuo atveju reikia kelti svorį. Gal net nepasakyčiau kelti, reikia tiesiog dirbti su svoriais. Tai yra svarbiausias dalykas. Aš šioje vietoje gal galėsiu pakalbėti apie mūsų mamą. Tai mano mama buvo mano tokia rimtesnė turbūt klientė, kuriai mes tvarkėme, gerinome būklę su osteoporoze. Tai osteoporozė yra ne apie kaulų nykimą, ne apie raumenų nykimą, ką mes dabar šnekėjom, o apie kaulų retėjimą, kas yra labai baisu ir iš tikrųjų, taip mes vengiam apie tai šnekėti ir atrodo kažkokia tolima liga, čia kažkam, kas ta osteoporozė, ne, bet kaulas išretėja, įvyksta lūžis ir žmogus ilgai nebegyvena. Tai yra toks labai, labai greita degradacija iš tikrųjų. Daugiau kaip pusėje moterų, kuriom po menopauzės, tarkim, įvyksta klubo lūžis, daugiau negu pusė jų tiesiog nebeatsistato ir niekada nebegrįžta į normalų gyvenimą. Ne? Tai pusė yra rimta statistika. Taip, čia yra ir laimės faktorius, ar tu eisi, ar bus ledo, ar tu paslysi, ar nugriūsi, o gal nenugriūsi, ne? Tai kažkiek yra ir tos tokio, kaip sakyti, sėkmės faktoriaus, bet iš principo tai yra labai svarbu. Tai va čia labai paprastai šnekant žmogiškai, tai kaulas reaguoja į tai, kad yra krūvis, oh my god, jam reikia tvirtėti, stiprėti, jam reikia pakelti tą krūvį ir visos medžiagos, visi kalciai, magniai eina į kaulą. Tai yra tas kaulo, kaip čia pasakyti, kaulas neturi normalios tokios kraujotokos, kaip mes matom kitur, tarkim, audiniuose, ne? Ir kad kaulas galėtų stiprėti ir neretėtų taip stipriai, jam reikalingas tiesiog mechaninis krūvis, svoris iš viršaus ir kitas dalykas tai yra raumenų kontrakcija, tai raumenų susitraukimas, kurie tarsi, vėlgi labai paprastai šnekant, įpulsuoja, įspaudžia medžiagas į kaulą. Ne? Čia taip vaizdžiai ir paprastai, bet iš esmės tai yra tiesa. Tai yra du svarbiausi dalykai, kas stabdo raumens nykimą ir kas stabdo kaulo nykimą. Tai čia du svarbiausi dalykai. Kardio šitoje vietoje visiškai ne apie tai. Kardio yra širdies ir kraujagyslių sistemos treniravimas, tai irgi yra labai svarbu. Ir irgi to reikia, nes kaip ir tiesiog visi žinom, kad aerobinę savo ištvermę reikia gerinti. Populiaru dabar net ir laikrodžiai rodo ir VO2 max ir HRV ir ten visokius rodiklius, ne, visi su Oura ringais vaikšto, žiūri ten savo rodiklius, tai mes suprantam, kad tai yra reikalinga, ypač kalbant apie ilgamžiškumą, bet kardio treniruotė, jinai neaugina raumens, neišlaiko, neišsaugojo,
Bet galbūt jinai turi psichologinę naudą vis dėlto kažkiek, va tokio, nu, kažkas tikrai labai mėgsta ant to takelio pabėgioti. Ar geriau tenisą ar padelį žais, kaip dabar populiaru. Ok. Nenoriu nei vienos srities apšnekėti, todėl kad, na, kažkuria prasme, kaip ir sakiau, bet koks sportas Svarbu geriau judėti, negu jokio, nesvarbu judėti, tipo, go. Kvėpuok ir judėk. Jo, kvėpuok ir judėk. Tai, nu taip, tikrai yra svarbu, bet kaip judėti. Bet kiekvienas dalykas tarnauja skirtingam tikslui, ne, skirtingam dalykui. Tai pavyzdžiui, kalbant, kaip sakai, kad padeda psichologiškai, labai gerą temą, bet palėtė labai įdomi apie tai, kad aš turiu tokių klientų, kurie ateina po sunkios darbo dienos ir jie ateina, kaip aš sakau, ateina išsitaškyti, sakau, nu ko šiandien susirinkom, koks tikslas, išsitaškyti, mane ten darbė, man ten tas, man ten įtampa, mano ten vyras, mano ten vaikai, žmogus nori ateiti ir jisai supranta intuityviai tai, kad kai kūnas pavargsta, nusiramina protas. Tai yra natūralus mūsų instinktas, ne, nuvargint kūną kartais esat patyrę, ne, pažiūrėjau, net ir vaikystėje, kai čiuoži nuo kalniuko daug karto, ne, į kalną nučiaži, sniegas, vėjas, ne, ir toksai, guli, kokios ten problemos, ne, jokių, tu tiesiog ant tiek esi pavargęs, kad visų problemų nebeturi. Tai taip ir žmonės, tarkim, ateina į treniruotę, jie nori ko, nori kardio, nori bokso, nori daužytis, taškytis, mėtyt kokią nors svorinį kamuolį, tai yra normalu, tai taip, jeigu tu esi tam jau fiziškai pasiruošęs, tai yra viskas ok su tuo. Galima daryti intensyvesnę treniruotę, agresyvesnę, kaip aš sakau, ir išsitaškyti, ne? Bet čia yra toks tricky part, ne? Kalbant dabar pasakysiu labai gerą pavyzdį apie irgi porą savo klientų, mėgėjų bėgioti, kurie yra tiesiog fanai Vingio parko ir po darbo prasibėgti 5 ar 10 kilometrų, ne? Nes kad man reikia, sako, kad prasivalytų galva. Tai vat galvos valymui aš gal labiau rekomenduočiau pasivaikščiojimą, nes aš, jeigu tu greitai eitum, nu vat tas spėrus vadinamas ėjimas, ne, tas greitas ėjimas, ar tu tikrai neišsivalytum tų smegenų, ten toj fainoje aplinkoje, tarp tų pušų ir paukštelių ir visko turbūt irgi padėtų, ne? Aš su šuniu vaikštau ir jis greitai vaikšto, tai taip, puikiai padeda. Tai va, tai gal tikrai nereikia bėgti, bėgti, pavyzdžiui, ten 5 kilometrų. Ir kodėl aš tą sakau, nes reikia suprasti vieną dalyką. Trumpajam laikotarpyje, trumpai. Sportas labai padeda išsitaškyti, pasimiršti ir atjungti protą, ne, atjungti smegenis. Bet jeigu tavo sistema yra pervargus, tavo visa endokrininė sistema yra pervargus, tu esi vis tiek tam tokiam kortizolio pasaulyje, ne, streso pasaulyje. Reikia suprasti, kad toksai sportas, kaip dar, pavyzdžiui, nevalgius po darbo, nepavalgius pabėgiojimas, ten 10 km, jisai dar labiau išvargina tavo kūną. Tavo tikslas yra, kad tavo kūnas pailsėtų, o tai neįvargini. Atrodo, nėra logikos, taip? Tai reiškia, kad mums reikia suprasti tai, kad ok, jeigu esi tam fiziškai pasiruošęs, ok, jeigu tai yra retai, ir ok, jeigu nedarai nuo agresyvių dalykų, ne, kai žmogus dažniausiai nebėgioja, o paskui bėga staiga daug kilometrų, ne, nu, tai jeigu tu ten išeini pasivaikščioti ar kažką, žodžiu, reikia labai tokios moderacijos šitoj vietoj, kad tu, nu, iš tikrųjų pailsintum galvą, pravedintum galvą, bet neišsekintum dar labiau savo tiesiog kūno. Ir šitoje vietoje labai tinka beje šokiai visokie, ne, aš gal labai objektyvi, buvusi šokėja, choreografė, tai aš labai esu fainė šitos srities, bet šitoje vietoje tikrai tinka. Kodėl tai tinka? Nes kas yra šokis, ten choreografija, aš šitoje vietoje prijungčiau visokius ballad body, pilatesą netgi, su reformeriais, šokio terapijos, visokie zumbos ir panašiai, ne, ką moteris irgi beje šiaip labai mėgsta. Tai aš sakyčiau dėl to, kad kai tu turi atlikti koordinuotus judesius, ne, nereikia net sunkių judesių, nereikia tų tokio, nu, tikro taškymas, tiesiog choreografija, koordinacija ir tai, kad jeigu tau reikia valdyti ir ranką, ir koją, ir dar kažką, ir dar žiūrėti kaip nugarą, tu negali tuo metu galvot, kad oh my god, kad mano vaikas valgys, kai aš namo grįšiu, ar dar kažką. Tu atjungi, nu, tavo smegenys tiesiog negeba tiek dalykų vienu metu galvoti. Tai tu ir be didelio fizinio krūvio, be didelio savo, kaip sakyti, resursų naudojimo, be didelio sąnarių drožimo, tu irgi labai, labai sėkmingai atjungi savo galvą ir tiesiog tavo kūnas grįžti į savo kūną.
Bet aš žinai, pavyzdžiui, ką asmeniškai pastebėjau, kad žaisdavau padelį gana vėlai vakare ir tikrai smegenys atsijungia, ten viską išsitaškai, bet, pavyzdžiui, man taip sunku po to būdavo grįžus užmigti, nes aš tokia kaip tik pasikraudavau, tos energijos pilna ir tu grįžti namo, reikia eiti miegoti ir žiūriu, kad man tas neveikia. Pakeičiau tada padelio žaidimą šiek tiek anksčiau ir miego problemos tvarkė. O kai kur, vat kalbėjau su vyrukais, tai jie sako, jiems kai kuriems panašiai, o kai kuriems kaip tik gerai. Komet čia vat gali būti skirtumai? Nu tai apie dienos laiką šnekant, ne, tai yra šiek tiek individualumo, nes mes visi genetiškai ten, gal nesumeluosiu 4 ar 5 netgi tipai, bet 2 pagrindiniai, ką mes visi žinom, tai vyturiukus ir pelėdas, ne, taip suskirščius į 2 kategorijas, vis tiek yra tie vyturiukai ir pelėdžiukai. Ne? Tai pelėdžiukam vakare sportas yra visai okei. Jie tampa energingesni, o tiem, kas yra labiau natūraliai vyturiai, jiems vis tik tai vakare sportas yra toksai, nuovargis, dasitaškimas, jiems netinka paprasčiausiai. Vakare sportas labai dažnai girdžiu, kad per daug išbudina, jeigu taip galima pavadinti, ne? Ir tai yra vienas iš ženklų, kad sportas buvo per stiprus. Tai reiškia, kad jeigu tu darysi lengvą treniruotę, aš tik rekomenduoju vakare rinktis ramesnės treniruotės. Ne? Tai yra, neturi būti pulso labai aukštai užkelto, padelis arba kažkokios labai rimtos treniruotės nelabai tinka vakare. Arba bent jau reikėtų baigti iki 6-7 valandų vakaro, o rinktis ramesnės treniruotės, tiesiog lėta jėgos treniruotė, pilates treniruotė, tempimo treniruotės, joga, tokios vakare labai tinka. O po lėtos jėgos treniruotės, tai lūžti miegoti. Taip, nes kūnas pavargęs, bet ne streso būkliai. Čia yra, tarkim, koks turėtų būti tikslas treniruotės vakarinės, tai yra sukelti kūnui nuovargį, bet nesukelti streso. Tai toks challenge, kurį reikėtų įvykdyti iš tikrųjų visose treniruotėse. Nu ir dar vieną tokį mitą turiu ir tada jau perleisiu Ievai, nes aš tų mitų ir klausimų turiu daug. Tai anksčiau buvo labai populiaru ir visi treneriai sakydavo, kad prieš jėgos treniruotę būtini tempimo pratimai ir po jėgos treniruotės vėl kardio ir tempimo pratimai. Dabar jau girdžiu, kad tiesiog tempimo pratimai yra atgyvena, kad nereikia, kad tai irgi net natūrali žmogaus būsena ir kad turi būti mobilumo pratimai. Nu tai va čia toks gal tiesiog nesusipratimas tarp to tempimo, mobilumo pratimai. Iš esmės tempimo pratimai yra mobilumo pratimai, bet mobilumo pratimai nėra tempimai. Ne? Tai mobilumo pratimai yra tiesiog daug platesnė, teisingesnė savoka. Ne? Kas tai yra ir kad yra tiesiog natūralus tavo lankstumas ir natūrali tavo sąnarių amplitudė. Tavo tiesiog fiziologiškai tavo priimtina ir prigimtina būklę. Tai yra tas tikrasis mobilumas, kas yra būtina prieš, po ir visada ir forever. O statiniai, kodėl vis taip tempimais, aš tai fanė tempimo pratimų, buvusi gimnastė, šokėja, vėl grįžkim prie to paties, kad tai yra man labai gera, man patinka. Aš galiu špagatę sėdėti ryte, vakare, dieną prieš po treniruotės ir man patiks, ne? Tai yra subjektyvu. Tai jeigu žmogus yra labiau hipermobilus, sakykime, ir panašiai, tie tempimo pratimai bus tokie natūralesni, ir tam tikrais gyvenimo etapais, tarkim, kada žmogus labiau lankstesnis būna, irgi jam labiau patinka. Bet buvo klausimas apie tai, ką daryti prieš treniruotę ir po, ne, kokie dabar mitai. Tai aš kaip tik įsijungiu Instagramą, taip matau kiekvieną kartą kokį nors new research shows, kiekvieną kartą ten ką nors naujo randa ir vis bando ten kažkaip vieni kitus paneigti, ne, kad ten tempimai gerai buvo volavimas, gerai neblogai volavimas. Ten, žodžiu, prieš blogai. Jeigu po voluosies arba tempsies, tai viskas, nebus hipertrofijos, nebeaugs raumos tau, nes tu ten jį ištempi ir dabar jis nebeauga. Nėra taip, ne? Tai visi tie tokie kraštutinumai, jie visi yra klaidingi, visi kraštutinumai. Tai bendrą tendenciją galiu pasakyti, ką geriausia daryti, ką rodo, praktika, gal aš vėlgi dabar, kad nešnekėčiau prieš tos visus tyrimus, ne? Ir gal nežinau, kas dar po savaitės bus ten paskelbta, ne? Nes dabar tikrai tai yra tyriama sritis ir vis labiau tyriama sritis ir kai tai atsitinka, kad tai yra tiesiog tyriama sritis, tai tikrai išaiškėja naujų dalykų ir aš pati keičiu savo nuomonę. Čia turbūt irgi vienas iš tų tokių adaptyviausių trenerių bruožų, tai, ką aš mokiau arba aš šnekėjau prieš 15 metų, aš dabar tikrai kitaip daug ką darau, ne? Ir tai nėra kažkoks tai blogas dalykas. Ir tiesiog išeina nauji tyrimai, tu juos stebi, tu matai, kas vyksta ir tu tiesiog adaptuoji. Bet tu adaptuoji, tu bandai treniruoti ir tu matai, kad neveikia. Tai pilna ir tokių yra dalykų, ne? Kur aš tiesiog tas visas teorijas apie tempimą, aš irgi bandžiau
kaip sakyti, Instagraminės tiesas tikrinti gyvenime, ne? Tai nepasiteisino iš tikrųjų. Tai vad galiu pasakyti, kas pasiteisino. Tai toksai patirtinis dalykas. Tai kad mobilumas ir tempimas yra iš tikrųjų visko pagrindas. Pradėkime nuo to, kad raumuo treniruojasi jam biomechaniškai skirtoje amplitudėje. Čia yra undeniable truth. Tai reiškia, kad raumuo geriausiai ir efektyviausiai treniruosis toj amplitudėje, tam range of motion, kuris yra jam biomechaniškai skirtas ir prigimtinas. Viskas. Tai yra tiesiog faktas. Ir žmonėm, kurie jau turi tą amplitudę, kurie yra pakankamai lankstus, turi pakankamai geras sąnarių amplitudės, jie gali tiesiog atlikti pratimą, atlikti judesį ir vyks efektyvus treniravimasis. Žmogus, kuris atlieka judesį neteisingai amplitudėj, jisai daro, savo tokią meškos paslaugą. Ne, dėl to, kad raumuo, kas vyksta, kai tu raumenį treniruoji, ne jo amplitudėj, ne toj vietoj, kur jisai turi būti, kaip aš sakau. Tai tu jį ištreniruoji ten ir likti. Duosiu pavyzdį, kad būtų aiškiau, nes čia taip kažkaip labai... Moksliškai jau taip. Gal ne moksliškai, gal šiek tiek painiai pašnekėjau. Duosiu pavyzdį apie diastazę, tai yra pilvo raumenų atsiskyrimą. Tai yra patologija, ne, tai nėra normalus, tarkim, treniravimasis, tai yra normalus dalykas, kas įvyksta nėštumo metu. Tiesieji erectus abdominis pilvo raumenys pasislenka į šonus, leidžia pilvukui augti, pagimdžius tie raumenys turi grįžti atgal, suauga gražiai vėl linija alba, ta plėvė, kuri jungia viską ir pilvukas, tarkim, vėl ten tampa tiesus ir su, bet ta diastazė, ne, jinai pati tas atsiskyrimas yra didesnė arba mažesnė, tik su įtrūkimais arba didesniais plyšimais arba netgi išvaržomis ir panašiai. Tai kur yra blogybė, kai tu pradedi treniruoti arba daryti kažkokius susirietimus ar kažką, tai kur tas pilvas, kaip užtrauktukas, jisai dar labiau tada skečiasi. Tu mokai tą raumenį, toj padėti ir būti. Kur tu treniruoji raumenį, kurioje amplitudėje, jis tą judesi, tą biomechaniką jis tarsi atsimena. Ir iš tikrųjų atsimena, ne tarsi, iš tikrųjų atsimena muscle memory. Tu jį ištreniruoji, toj amplitudėje dirbti ir jis ten ir lieka. Ir aš labai daug matau tų tokių atsikišusių pilvų vaikštančių ne dėl riebalo, ne dar dėl kažko, bet tiesiog dėl to, kad tas raumuo yra ištreniruotas čia ir būti. Kai tu pasakai trauk presą, įtemk pilvo raumenis, pavyzdžiui. Tai žmogus taip ir išpučia tą pilvą tokį, kaip atsikišusi kažkokią, ne? Tai, nes jis ten moka būti. O išmokyti raumenį būti kaip korsetą savo vietoje, kuris stabilizuoja laiko, tarkim, stuburą, jau yra visai kitokie pratimai. Lygiai tas pats yra su bicepsu, šlaunies raumeniu ir su bet kuo. Treniruok raumenį mažoje amplitudėj, jisai treniruosis labai, labai mažai, neefektyviai, pavadinkim taip. Aš dirbu su tensiomiografija, tai jau kiek čia gal 10 metų. Lietuvoje pirmieji mes pradėjom naudoti... Papasakok žiūrovam, kas tai yra, nes man atrodo ir aš pirmą kartą girdžiu. Aha, tai gal dėl to, kad mes labai tokie, aš ir mano vyras pradėjom šitą dalyką Lietuvoje daryti pirmieji prieš 10 metų, daugiau gal, prieš 10 lygiai, 16 metais, 15-16. Ir dėl ko aš taip pat kalbu labai drąsiai apie tą raumens ilgį, ne, apie tą tempimą, apie tą amplitudę, todėl kad TMG arba tensiomiografija tai yra iš tikrųjų medicininė įranga, tai yra būdas patikrinti raumens funkciją, ne, functional asymmetries ir kitus dalykus gali matyti. Tai ką matai patikrinęs vieną kažkokį konkretų raumenį, ne, tu matai jo reakcijos laiką, susitraukimo laiką, įtampos išlaikymo laiką, atsipalaidavimo laiką ir kiek tas raumuo sujudėjo. Tai yra labai tikslu, 100 sekundės dalis, 100 milimetro dalis. Tai yra tikslumas, kokiu mes matom tą raumenį išmatuotą. Ir kodėl aš apie tai šneku, kad kai tu turi chroniškai sutrumpėjusi raumenį, ne, raumuo, aš gal taip vaizdžiai parodysiu, ne, raumuo ir jos judėjimas, jisai turi atrodyti taip, kaip pilvelis, ne, tas muscle belly, jis pakilo, nusileido, ne, yra tam tikra amplitudė, yra skirta kiekvienam raumeniui skirtinga, ne, kas yra priimtina bicepsui, kas ten keturgalvių raumeniui, sakykime, kitokia amplitudė būtų. Ir mes matom, kaip jisai sujudė, ar matom greitį. Tai kai yra raumuo chroniškai sutrumpėjęs, aš sakau, pabandykite įsivaizduoti, kad jums taip vyksta treniravimas. Čia yra raumens treniravimas, taip. Per pertemptas raumuo atrodo taip, tu taip treniruoji. Kiek tu pretreniruosi? Kas čia per treniravimas? Nepatreniruosi tu gero sugniaužimo, darydamas tik šitaip. Lygiai taip pat, kai yra per laisvas netreniruotas raumuo, jis negeba susitraukti. Toks taip, ne? Reiškia, ta amplitudė, ne tik apie mobilumą šneku sąnarių dabar amplitudės, bet ir pati raumens elastingumas. Raumens ta amplitudė yra be galo svarbi efektyviam treniravimuisi. Tai
nurašyti tempimo ar ten kažkokius pratimus yra tiesiog beprasmiška ir tai nėra Instagramo mada, tai yra tiesiog mokslas ir tai yra būtina. Ir jeigu dabar kalbėti apie tai, ką daryti prieš treniruotę ir grįšiu, ką daryti po treniruotės, tai prieš treniruotę reikia daryti tokius full range of motion, tokius dinaminius tempimus. Ne? Tai reiškia natūralūs prigimtiniai judesiai, kurie yra tiesiog atstatantis vėlgi natūralias amplitudės ir paruošiantis tavo kūną, tarkim, daryti pritupimą, įtupstą. Tai kaip tu jį padarysi, jeigu ten tau klubas neleidžia netgi giliai įtūptą. Ne? Tai kas čia per tupčiavimas kažkoks, tai dar tarkim su štanga. Jisai vėlgi neteisingai treniruoja raumenį. Tai tas volavimas, tempimas turi būti toksai energingas, toksai gana trumpas, toks kaip užhypinimas raumens, ne? Po treniruotės arba laisvosiom dienom, tom days off, kaip sakant, tu daugiau jau gali daryti tokių ilgesnių tempimų, kai tu ilgiau pabūni tam tikroj būklėje, ne? Ten išsitempęs kažkaip. Ir va čia jau mano patirtis prasilenkia su mokslo, ne? Tai daug mokslo sako, kad ten užtenka 20 sekundžių, kad ten iki pusės minutės, jo, mes irgi nedarom labai ilgų tempimų, bet aš prisimenu save ir va sesę meniniai gimnastikoje, kur mes darydom namų darbus špagate. Ir visa logika mūsų Sovietų sąjungos trenerių buvo tai, kad tu turi priverst kūną galvoti, kad tai yra jo normali padėtis. Tai reiškia, turi apgauti kūną. Jis turi galvoti, kad špagatas tai čia tipo tiesiog random, čia vat, kaip ranką pakelt, taip iš špagatą atsisėst. Jam tai turi būti antiek natūralu, kad tai tau nesukeltų jokių pastangų tada treniruočių metu. Reiškia, jeigu mes tikrai norim išgauti tą tokią, tikrai gerą, didelę amplitudę, nori ar nenori, mes turėsime vis tik tai, ilgai būti toj padėtyje. Tai čia apie tokį daugiau galbūt profesionalų sportą kalbu. O normaliam žmogui svarbiausia yra pakartojimai. Jeigu pas mane ateina klientas ir jisai sportuoja jėgos pratimus 2 kartus per savaitę, užtenka, all good, man patinka. Jeigu žmogui reikia gerinti amplitudes, jam svarbiausias mobilumas tempimai, jis turės tampytis namie. Jis turės daryti minimaliai 3-5 minutės tarp savo darbo pertraukų prieš miegą. Nes kūnas į krūvį, svorį ir tą tokį stresorių net ir 2 kartus per savaitę jisai labai gerai reaguoja. Tempimas, mobilumas, neveikia. Negali eiti tempimo treniruotės kartą į savaitę ir turėti rezultatą. Tai tos tokios kaip, matot, kaip gyvūnai, pavyzdžiui, ne, ryte atsikelia, jie ten ražos, niurkas, šuniukas, kačiukas, jie ten muistos, jie net pagulėjo trumpai ir jau ten, va šitai visai, tai yra normalu, tai yra natūralu. Ir iš tikrųjų labai dažnai mes tiesiog gyvenime nerandam, aš visada keičiu pozas sėdėdama, vieną koją, kitą koją ir į priekį, ir į galą. Visą laiką iš tikrųjų elementarus judesys ir tas mobilumo išlaikymas tavo kasdieniam gyvenime daug daugiau duos naudos negu kažkokie tempimo pratimai prieš ar po treniruotės. Aš norėjau paklausti. Nes šiaip tai neklausėm prieš tai, ne? Taip, norėjau paklausti tokiu posūkiu ir tokia tema, kuri man iš tikrųjų asmeniškai yra aktuali. Ir manau, kad daugam aktualu. Ir tu dirbi su daug klientų, pas tave daug tikrai ateina, matau. Ir vis tiek su jais bendrauja, yra tam tikras santykis ir jos labiau pažįsti galbūt. Kaip tu pastebi, kas juos motyvuoja sportuoti? Nes man plati čia tema įdomi ir kaip ir sakiau, man aktuali, nes tikrai man tos motyvacijos būna sunkiau surasti, aišku, čia daug dalykų susideda turbūt ir fiziniai, galbūt kažkokie neganami ir panašiai, bet įdomu, ką tu esi pastebėjus, kas kam labiausiai veikia ir ką tu pati matai, kaip paskatinti tą žmogų sportuoti ir kokiais galbūt būdais, pavyzdžiais ar kažkokiom paralelėm ar dar panašiai. Tai kaip tu susidūrei ir ką pastebėjai? Tik pamečiau mintį apie save. Motivaciją. Apie save, kur tu čia save norėjai, kaip pavyzdį pasakyti, kaip tu neturi motyvacijos sportuoti? Jo, iš esmės, čia vėl, kaip sakau, kadangi platesnė tema, tai man neužtenka resurso sportuoti fizinio, bet klausimas būtent apie motyvaciją. Kaip tu motyvuoji sportuoti, nes galbūt pas tave ateina žmogus, kuris šiaip net nenori, bet jam reikia. Ir tada jis galbūt pradeda praleidinėti ten kartais tas treniruotės ir kaip tu jį paskatini? Neskatinu.
Ne, labai fainai palėtė tokią motivacijos temą, ne? Tai dabar apie motivaciją. Aš nesu didelė fanė motivacijos iš principo, nes aš palyginsiu sportą, visą veiklą su laužu, ne? Tai motivacija yra degtukas. Nori greitai laužą sukurti, reikia degtuko, kažkokio papiriuko ir degtuko. Čia yra motivacija. Disciplina yra tas dalykas, tai yra malkos. Tai yra malkos, kur yra daug malkų prikrauta ir tu vis po vieną malką dedi į tą laužą. Ir taip tas laužas dega ilgai. Tai labai panašus dalykas yra ir su sportu. Motivacija yra degtukas. Tai yra fainai, tai yra gera pradžia, tas toks ignition momentas toksai, kai tu užkuri, užsidegi, užsimotyvuoji ir jis trunka tiek, kiek trunka degtuko degimas. Viskas. Tai yra tiesiog tiesa ir daugiau visa kita yra disciplina. Bet aš pakalbėti gal labiau norėčiau apie tokią intervalinę motivaciją, gal aš tai pavadinčiau. Tai kaip tu labai gražiai pakausiai, ar kaip aš išlaikau tą motivaciją savo klientuose. Ne? Tai ta pirminė motivacija, pirminis impulsas ateiti sportuoti, iš kur jis jau beateis, tai jis visoks tinka. Ar tu kažką pamatėjai per televizorių, ar atsikeli ir te pamatys save veidrodyje išsigandai, ne? Nežinau, laukia vestuvės, whatever, kas ten bebūtų, kokia ten tavo ta pirminė motivacija buvo, suveikia tam kartu ir tu ateini, sakykime, pas mane sportuoti. Yra du pagrindiniai tokie dalykai, kas motyvuoja žmonės, turbūt kiekvienas treneris turi savo tipą kliento, ne? Tai mano tipas klientų, nežinau, turbūt 2/3 mano klientų yra gydytojai, tai jau susidėliojo gyvenimas tiesiog, už tai jie mokslo sritį supranta, bet ir jiems reikia priminti arba taip sudėlioti, kodėl tas sportas yra svarbus. Tai mano klientai yra labai edukuoti, o ne motyvuoti. Jie yra labai gerai susipažinę, aš visada viską aiškinu, aš apsiputodama aiškinu, kaip ir kodėl, kurį pratimą reikia, kodėl daryti, kodėl ten skauda, kodėl ten neskauda, kodėl po to skauda, o nuo neskauda. Žodžiu, aš labai aiškiai ir labai dažnai ir labai daug išaiškinu ir kai žmogus tikrai supranta, kodėl jisai sportuoja, kodėl jisai tikrai nuoširdžiai supranta, kodėl reikia 2 kartus į savaitę sportuoti, kodėl 1 kartą neveikia, kodėl neveikia, jeigu tu tik tą darysi, o kitko nedarysi. Kai jisai tikrai supranta, jam lengviau išlaikyti tą motivaciją. Tiesiog pati išsilaiko, nes jis vis nauja atsiranda. Tai čia toksai būtų turbūt, kad nesupranta žmonės, kad užkursi, oh my god, čia kažkokius naujas trendas, high rocks, ten dar kažkoks, ateik čia pasikompeting, dar kažką padaryk tą motivaciją, bet jeigu žmogus toliau nesupras, kam jam to reikia, kodėl jam to reikia, kiek kartų jam to reikia, jis neišlaikys tos disciplinos ir tos, testinės motivacijos ir viskas. Tai edukacija klientų turbūt tas raktas, kuris man padeda juos išlaikyti, tokius motyvuotus. Ir kitas dalykas, tai yra rezultatas, nes jeigu tu treniruoji ir žmogus neturi jokio rezultato, jis nesijaučia geriau, tai jis motivaciją praras tiesiog dėl to, kad, tai ko aš čia vargstu, jeigu vis tiek viskas taip pat, ne? Tai vis tiek tu turi deliverint, tu turi duoti kažkokį rezultatą žmogui, pamatuojamą, matomą, jaučiamą, kad jam ta motivacija liktų ir kad jisai galėtų, toliau tęsti. Tai jeigu tu belenkai treniruosi ir ne tą, ko tam žmogui reikia, tai, tada motivacija vis tiek anksčiau ir vėliau dings. Jis tiesiog nematys. Jeigu jam skauda nugarą, jam turi mažiau skaudėti nugarą. Jeigu jis nori gražaus riešto užpakaliuko, tas užpakaliukas turi gražėti ir riestis. Viskas, simple as that. Prasme, tu turi vis tiek padaryti tą rezultatą per kažkokį tai apsibrėžtą laiką. Tai yra tas, ir tada naujas tikslas, nauja motivacija, nebeskauda nugaros, fainai, tai jeigu man neskauda nugaros, tai gal aš galiu žaisti padelį, bet padelį biški reikia dar to ir to ir to, va čia biški kelias skauda, tada dirbės su sekančiu tikslu. Tai kai žmogus pradeda geriau jaustis, ir motivacija jinai pati natūraliai tęsiasi. Aš mėgstu sakyti, kad disciplina yra svarbu, bet man netaip niešti kūną, kai kas nors sako, motivacija, čia niekas, disciplina, nuobodi disciplina, čia tavo fight su pačios kova su savim ir čia reikia, nes reikia, irgi demotyvuoja. Ta prasme, disciplina reikalinga, bet jinai turi būti tokia gyvybinga, įkvepianti disciplina. Tai neturi būti dar vienas dalykas, ką tu turi daryti, nes aš ypatingai tą pastebiu. Disciplina ir ta tokia, kaip čia pasakyti, ne hierarchija, ar kaip tas toks autoritetas trenerio prie žmogų geriau veikia su vyrais, ne? Tai yra tiesiog tas toks kareivio principas. Jisai labai gerai veikia ir natūraliai jisai sėkmingiau gaunasi, ne? Disciplina, tu turi padaryti tą, tu privalai padaryti tą, čia būtinai tada ir tas toksai military stuff ir
tai labiau veikia vyram, bet aš matau moteris, tas tokias kasdienės gyvenimiškas moteris, kurios turi sukrauti vaikui kuprinę, turi padaryti pusryčius, turi nuvežti pas gydytoją, turi, tarsi 100 dalykų, ką jūs turi padaryti. Ir kai tu jai pradedi aiškinti, tu turi sportuoti, tu turi daryti tempimo pratimus, man va šiurpas, nežinau, ar matos, tarsi man pradeda. Kiek gali būti, tarsi kiek dar to turi, neturi, nenoriu gal. Ta prasme, kad šiek tiek turi būti laisvumo. Labai mano vienos klientės. Iš vis toks pasipriešinimas tada įsijungia, kad tu man aiškini, nedarysi. Mano, yra tokia, žodžiu, mano klientė, kurios legendinė frazė, aš nežinau, iš kur ten jos frazė, gal iš kažkur išgirdo. Anyway, iš jos aš išgirdau, tai yra galiu, bet nenoriu. Ir čia yra labai legit atsakymas savo treneriui yra, kai tu turi vis tiek kažkiek klausyti savo kūno ar mažą, ką tu gali arba ką tu turi. Kartais reikia ir tiesiog leisti tai disciplinai būti lankstesniai. Yra tam tikri laikotarpiai gyvenimo, yra tam tikri laikotarpiai galų gale mėnesio, jeigu ypač su moterim dirbant, kada reikia prisitaikyti. Niekada, kokia būtų, koks būtų mano planas, koks ten būtų kokia disciplina. Jeigu ateina moteris ir sako, kad jinai, o Jėzus, vėl ten rotas noras, vaikas vėmė visą naktį į mokyklą, nuvežė, atėjo treniruotę 2 valandas miegojus, aš jį ten duosiu tą planą, kur aš planavau, kad mes ten štangas kelsim, kažką darysim dėl kaulų tankio. Ne, nes tai yra žalojimas kūno. Tu turi turėti planą, turėti discipliną ir turėti pakankamai tokio drivo ir tokio tiesiog laisvės ir džiaugsmo šiek tiek keisti ir tą discipliną išlaikyti, bet tokią banguotą discipliną. Aš irgi su savo treneriu pasiginčydavau, ateidavau į treniruotę ir sakydavau, kad jaučiu, kad jau peršalimas kažkoks kabinas ir panašiai, nedarom šiandien stipriai, darom lėčiau, lengviau, arba sakau, ne, man šitas pratimas, ne mano širdžiai, darom tam pačiam raumeniui, bet ne tokį, o kitokį kažkokį, nes man jis tiesiog neįdomus. Jo, iš mano klientų, jie juokės irgi žino, turbūt girdėjus tų frazių, kur mūsų mama, kadangi sportuoja labai daug ir dažnai ir 4 kart per savaitę, tai tikrai ateina ir sako, šiandien mankį nedarysiu. Tiesiog ateina ir praneša, ne, not today, viskas nebus. Tai labai yra svarbu iš tikrųjų tas toksai savo kūno klausimas, bet labai fainai palėtė apie peršalimą. Tai noriu pasakyti iš tokios patirties ir vėl mokslinės pusės, tai kad jeigu jauti, kad kabinasi kažkoks peršalimas, virusas. Tai šiaip fainai, jeigu neini treniruoti ir neužkirti trenerio, bet čia galima dirbti su to, didelis atstumas, bla bla, mūsų čia COVID pandemija labai gerai išmokė tų tokių apsaugos biški priemonių imtis, kad šitą faktorių išjungiam ir sakykim, kad tikrai vis tiek yra geriau pasportuoti. Kodėl? Todėl, kad labai dažnai, kai yra, jeigu mes kalbame apie peršalimą tikrai virusą, geriau pasportuoti. Taip, tai man pasakysi, kaip, ne, tai tu gal ne taip. Ne taip, gerai. O dabar treneris tavo treneris neklauso, taip? Kaip daryti? Ne, ką aš noriu pasakyti, kodėl geriau pasportuoti, kaip sportuoti, ne? Nemažai tyrimų išėjo po COVID-o, irgi vėl viso šitos fiasko daug metų trukusio, apie tai, kad net jeigu tu gali, tai net ir sergant šiek tiek pajudėti yra sveika, išsiskiria miokinai, kas yra įmanoma tik tai dirbant raumenim, skatinamos, kaip čia, aktyvinamos imuninės ląstelės ir iš tikrųjų padeda kovoti su bet kokiu virusu ir bet kokia liga. Tai šitoje vietoje judėjimas yra gerai, bet neturi kūnas jausti streso. Turbūt tai yra esminis dalykas. Kitas dalykas, dar mes kažkaip net nepriėjom prie tokios įdomiausių temų, tai apskritai apie kūną, kas kur yra ir koks rumuo ten kaip dirba ir su kuo jis yra susijęs, ne? Tai visi respiratory, kvėpavimo sistemos virusai vis tiek labai susijęs su limfotaka ir kraujotaka, tarkim, šitoj, čia visoje erdvėje, ne, ypač su trapecijų raumenim ir panašiai. Labai dažnai, jeigu skauda kaklą, sako, perpūtė kaklą, tai jau lauk viruso, ne, tai yra tas stagnacija šitoj vietoje, tikrai trikdo, vėl labai paprastai paaiškinsiu, trikdo kraujotaką ir limfotaką ir trukdo tavo kūno apsauginiams mechanizmams prieiti lokaliai prie tos vietos, kur ten tuo metu reikia kovoti. Tai kažkoks elementarus sportas, valavimas, tempimas pečių juostoje, lengvas išsijudinimas, visa tai aktyvina tą vietą, aktyvina tą tavo defense delivery į tą vietą, kur tau reikia tuo metu tos pagalbos. Ne? Tai jeigu tai yra lengva pradžia, neturi temperatūros, nėra ten kažkoks agresyvus virusas labai, tai lengvas sportas vienareikšmiškai yra geriau, šiek tiek suprakaituoji,
skatini detoksifikaciją ir panašiai. Tai yra ok, bet jeigu tu jauti, kad tu tai sirgsi ir tu varai ten taškytis ir varai ir darai sunkia treniruotę, tikrai ne. Imuninė sistema, imuninės atsakas krenta 24 valandos po treniruotės. Aš labai gerai atsimenu, pasako vyras man, kaip jų ten dar labai senas treneris, žodžiu, nežinau, serbas, bokso treneris, kuris po sunkios treniruotės, kai jie turėdavo tikrai sunkią treniruotę, niekada neleisdavo namo važiuoti viešuoju transportu, liepdavo eiti, kad neturėtų kontakto. 24 valandas po sunkios treniruotės neturėtų kontakto su kažkokiais ten uždaroj patalpoj virusais, nes imuninė sistema būna kritus. Įdomu, nežinau. Tai va tas langas po sunkaus fizinio krūvio 24 valandos yra toksai kritinis imuninė prasme, kada kūnas yra pažeidžiamesnis visokiem patogenam. Bet aš vis tiek, žinok, pasiginčysiu. Nu, Davai. Daleiskim. Nu, aš pati pagal save jaučiu. Jeigu aš jaučiu, kad tie pirminiai simptomai tai yra energijos stygius, ten šalta, Taip. karšta, temperatūros dar nėra, bet nu, tiesiog jaučiu, Taip, kad kūnas neturi energijos, kad čia tuoj kažkas tai bus. Vadinasi, kūnas jau pradeda kovoti. Taip. Ir įsijungia tokia kūno gynybinė kažkokia reakcija. Aš čia Taip. bandau kažkaip paaiškinti iš savo turimų žinių. Tai jeigu tu ateini į treniruotę, tavo kūnas sunaudoja dar daugiau energijos, nes reikia ir kovoti su galimu peršalimu ir dar treniruoti atiduodi energiją. Tai nėra taip, kad tada tu dar daugiau susirgsi, nes man, kada aš pradedu jausti jau pirmus tokius Suprantu. požymius, aš iškart namo į lovą, išsimiegu 4-6 valandas dienos metu, tada naktį dar išmiegu ir aš kitą dieną sveika jaučiuosi. Ir aš pasiginčičiau. Ne, nesiginčičiau. Iš tikrųjų, dabar gražiai perėjai į kitą iš vis treniravimo sritį. Tai yra kūno klausimą. Tai yra įsiklausimai. Tu turi išmokti klausyti savo kūno, nes tavo kūnas, kai jis yra netreniruotas normaliai, tai jis gali prašyti ir McDonald'o pusryčiam, ne? Tai nelabai čia reikia gal klausyti tokioje situacijoje, ne? Tai čia lygiai tas pats. Jeigu tu esi sąmoningas žmogus, tu treniruojasi, tu jauti savo kūną, tai taip, jį reikia išgirsti ir tik tu, ne treneris, ne kažkoks ten trendas ar kažkoks tai ten teorija, geriau žino, kada tau tikrai reikia poilsio, ar tau reikia į lovą gulėti ir šiltai ir arbatos gerti, ir tiesiog kartais reikia to tokio curl up baby position ir ten pabūti ir išsibūti ir išsimylėti save ir tada tikrai nesusirgi ir atsistatai. Ok, aš tam pritariu. Bet teoriškai šnekant apie bendrai judesi, kad lengvas judesys nesusirgdins tavęs. Tai, nu, čia tokia Čia labai įdomu, aš net praktika ir teorija. O kokį pavyzdį turi? Gerą, ginčiusies, ar čia įmanoma, kažkuria čia Ne, dabar? iš tikrųjų abi papildo, nes aš tikrai irgi nesportuočiau, jeigu blogai jau. Aš manau visai Aš turbūt prasideda, kiekvienam bet- kitai žmogui. Bet mano vyras Aleksas, ta puikiai pažįstamas, jisai gripų sirgdamas, jisai eina ten kas sniegą, nes jam čia treniruoti, arba eina į pirtį, nes aišku, ten irgi būna tam tikri jau Taip. pas žmonės ekstremai, tarkim. Bet tiesiog matau, kaip tai skirtingai veikia. Tai čia vėlgi tas įsiklausimas į kūną. Taip. O dabar grįžtam į sporto psichologiją daugiau. Šiaip Lietuvoje jinai nėra labai tokia paplitusi sritis, kaip tu pati ją susidomėjai, kas užkabino. Geras klausimas. Nu, sporto psichologija, jeigu taip apie terminą gal aš norėčiau pašnekėti, ne? Taip pat sporto psichologija iš tikrųjų nėra nei tai, ką aš darau, nei tai, nu, tai yra atskiras sritis. Tikrasis, man teko šią vasarą pabendrauti su tokiu tikru vienu geriausiu Europoje sporto psichologu, kuris dirba su olimpiniais atletais ir tiesiog paklausinėti jo, nu tai kaip čia ką, kas čia per darbas. Ir aš tokia susidariau įspūdį, kad tai yra, nu, detektyvo darbas. Jis dirba detektyvo darbas. Visiškai tai nėra ta sporto psichologija, kurią mes įsivaizduojame. Ne? Jo darbas yra keliauti kartu su atletais prieš varžybas, stebėti. Jisai dirba tokį CIA, žodžiu, kaip aš sakau, CIA darbą, kai jisai trekina tavo visokias mimikas, tavo išraiškas, tavo balso tembrą, stebi aplinką, analitikas, ir jisai stebi ne tik, nu, kaip tu reaguoji, į ką tu reaguoji, ar tu greit pametei ten fokusą ar ne, kad nieks tavęs neužkalbintų prieš varžybas. Jo dar jisai realiai infiltruojasi į minę ir žiūri, kad tavęs nieks nepakalbintų ir tau ko nors ten jausį nepasakytų. Tai ta prasme, tas jo darbas, to tokio sporto psichologo, man toksai, wow, tai man priminė filmus ir Netflix'ą su visokiais tenais. Tarsi visiškai kitaip, negu aš įsivaizdavau, kaip jis ten ant couch pasiguldęs tą atletą, sako, you can do this, žinai, ne taip visiškai ten ta sporto psichologija tam aukštam lygyje veikia, ne? Tai va tas toks terminas, jeigu nori būti tokiu
tikrai sporto psichologų aukšto pasaulinio lygio, tai tas darbas bus toksai, kaip aš sakyčiau, behavioral scientistas, toksai stebėtojas visokių ten mimikų, visko, nu žodžiu, kur tu šiek tiek manipuliuoji netgi gal žmogaus psichiką, tu žinai, ką jam pasakyti, tu žinai, kada ten jį paspausti, kada ten jį kaip tik padrasinti, atpalaiduoti, nu žodžiu, tai va toksai būtų darbas to tikro sporto psichologo. O ta tokia išplėstinė, labiau visiems pažįstama prasme, tai aš manau, kad kiekvienas geras treneris yra iš dalies ir sporto psichologas, nes reikia suprasti, kad bet kokie net ir geriausi specialistai, jie su atletu, arba net ir pradedančiu atletu, jie dirba retai. Nu, tai yra toksai occasional, ne? Nu, ten kartą į savaitę, kartą į 2 savaitės, net ir 2 kartus į savaitę. O treneris, tas, kuris jau jį treniruoja, jis jį mato kasdien. Ne? Tarkim, koks nors ten bėgimo treneris, ten dailiojo čiuožimo treneris, jis mato tave 2 kartus per dieną labai dažnai, arba, nežinau, krepšinio treneris, ne? Jis mato tave 2 kartus per dieną po 2 valandas. Jisai mato tavo visus, kaip tu ten kažką paspyrei, kėdą numetei, visas piktas. Jis mato viską. Jisai tokius mikro signalus mato ir daug metų mato. Tai reiškia, jisai natūraliai yra jau tokioj pozicijoje, kada jisai gali tapti tuo tokiu tikrai geru sporto psichologu. Tai nėra tikrai, kaip sakau, tas terminas, bet geras treneris visada yra iš dalies ir sporto psichologas. Kiek sportas daro įtakos mūsų psichikai ir psichologijai? Taip, tai didelį įtaką daro. Labai banaliai ir trumpai atsakysiu. Labai didelį įtaką daro. Ir dabar vėlgi, būtumėt kas nors manęs prieš 15 metų paklausę, aš būčiau kaip didžiausia revoliucionierė, pasakius, kad, oh my god, čia sportas geriau už antidepresantus, ne? Ir labai gal skambiai skambėtų ir labai agresyviai. Dabar yra jau tyrimų, kurie tą rodo, ne? Kad kalbant apie nepatologijas, nerimtas psichinės ligas, aš kalbu apie tokią light depresiją, kad fizinis aktyvumas ir fizinė veikla rodo netgi geresnius rezultatus negu tie pirminės kartos tokie lengvesni antidepresantai. Ne? Tai yra dabar tokių tyrimų vis daugiau ir už tai ta tikroji psichoterapija labai dažnai įjungia judesį, sportą kaip vieną iš gydymo būdų, jeigu taip galima pavadinti. Ir tai yra jau dabar official ir aš galiu drąsiai tą sakyti, kad taip tikrai sportas padeda. Ir gal taip mediciniškai suprantamai pasakyti, tai veikia per 2 sritis. Tai viena yra fiziologinė, tai yra ką daro sportas, tai yra dopaminas, serotoninas, visi mūsų šitie vadinami viešoje erdvėje laimės hormonai, ne? Kadangi būni ten dar kompanijoje su fainu savo treneriu arba su faino kompanija, sportuojate dar oksitocinas, žodžiu, visi geri dalykai, ko mes norim savo smegenyse, visi jie iš tikrųjų yra skatinami ir, kaip sakant, mes juos galim labai sėkmingai naudoti. Kita dalis yra tada daug tokia nukrypstant nuo fiziologijos ir tų tokių realių hormoninių pokyčių, realių tų mūsų tokių neurotransmiterių pokyčių, prie tokios daugiau psichologijos. Ne? Tai, kad disciplina sporte, vėlgi ta modified disciplina, ta tokia flexible disciplina. Geras dabar bus, aš taip vadinsiu. Flexible discipline, čia dabar bus mano new catchphrase. Tai tas dalykas mums padeda ir kitose gyvenimo srityse tą taikyti. Ne? Tai nežinau, ar aš pavadinčiau tai geriausia įtaka. Tai pasakysiu, toksai paplitęs mąstymas ir jis tikrai veikia. Tai kaip ir sakiau, sportas, visą tai, ką tu darai, kaip tu klausaisi savo kūno, kaip tu sieki tikslų, kaip tu laikaisi disciplinos, padeda tą daryti ir kitose gyvenimo srityse. Ką aš dar pastebiu dirbdama, ypatingai vėlgi su moterim, nes vyrai vėlgi, jie yra natūraliai labiau disciplinuoti ir mažiau lankstus, nes tiesiog jų toks gyvenimas, jų tokia fiziologija, jų toksai natūrali aplinka gyvenime dažniausiai būna, ne? Bet moterim labai dažnai yra sunku rasti laiko savo. Kaip aš sakau, reikia rasti, tai irgi, tai aišku, man reikia sportuoti, tai aišku, reikia to, tai reikia ne, bet tas žingsnis, kai tu realiai susitari su treneriu, tu žinai, kur tu važiuoji, žinai, kelintą valandą, žinai, kokią tu treniruotę darysi, tu įsipareigoji skirti laiko tik savo. Tai yra laikas tik tau, tu negali fiziškai tam metu dar ten kitų dalykų daryti. Ir va tas mind switchas, tas, kas įvyksta smegenyse, kai tu sąmoningai skiri savo kūnui laiko.
Tai aš nežinau, gal kitų sričių specialistai ir kitaip pašnekėtų, gal ten, nežinau, skirtam laiko ten savo, ten kokiam ten, nežinau, kaklo masažui, ten kažkokiam tai kremui, plaukam ar dar kažkam, gal irgi veikia, tai nėra mano sritis, aš negaliu apie tai kalbėti, bet sportas tai daro stebuklus, nes tu išvažiuoji iš namų, tu kažkur nuvažiuoji, tu kažką padarai, tai vien jau tai, kad tu programuoji savo tiesiog psichiką, skirti valandą tik savo. Veikia ir namuose sportas, ne? Jeigu nieko aplinkui nėra, tai gali ir namie sportuoti, bet tik su sąlyga, kad nieko namie nėra iš tikrųjų, iš praktikos neveikia ten. Labai, vėlgi, labai trumpoji perspektyvoje ten. Sergi ir vaikai serga, kartu sergat namie, nenori praleisti sporto, pasportavai ten online 2 kartus į savaitę, bet kitą savaitę vėl tęsi ir darai savo ką planavai daryti, ne? Tai taip turbūt. Aš esu skaičiusi dar tokių tyrimų, kad sportas kelia pasitikėjimą savim, nes daleiskim, tu ten pradedi sportuoti nuo 5 kg įmi svorį, po to tą svorį didini jau 5-7, rezultatai kinta ir tavo pasitikėjimas savimi tuo pačiu didėja ir tas pasitikėjimas savim, jis neapsibrėžia tik tai sporto sale, tu pasitikėjimą savim tada nešiesi ir į sociumą, į darbovietę, sieki didesnių kažkokių rezultatų ir panašiai. Ar pritari šitam? Labai pritariu ir tas irgi labai jaučiasi. Dirbant su klientais, kai aš matau, kaip jie tada, tarkim, kažkokius sprendimus priima ir viską. Ir čia yra toksai, nežinau, kaip nelabai gaunasi gal tą teoriškai apibūdinti. Čia toksai jausmas, kai tu gerai jautiesi savo kūne, kai tu jautiesi fiziškai tvirtas, ne? Tai vyram vėlgi, aš labai čia gal atskiriu tos vyrus ir moteris iš tikrųjų, bet vyram bet tai reikia, nes hormonai veikia tikrai, teisingai, fiziologija visiškai skirtinga. Vyram daugiau veikia per competitioną, per tą tokį, pasivaržymą ir kai tu ateini į kambarį kažkokį ten, nežinau, akcininkų susirinkimą ir tu žinai, kad tam duočius, kitam duočius, čia taip mes juokaujant su vienu klientu šnekėjome, ne? Tau duoda pasitikėjimą, nei tu ten mušęs, nei su vienu, nei su ką, tu labai diplomatiškas, jiems labai protingas. Reikia nukauti ir parnešti. Jo, bet tas jausmas, tas fizinis pasitikėjimas savo kūnu tau tikrai duoda labai 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 daug ir tu toksai visas, tiesiog kitaip jautiesi, tu kitaip sėdi, tavo judesiai kitokie. Tai tą jausmą sunku apibūdinti, kas nėra to jautęs. Už tai visada labai skatinu, kad jūs ateikit, sportuokit, pabandykit, jūs pajausite tą jausmą, jis toks addictive jausmas iš tikrųjų yra ir tada tą flexible discipline lengviau yra išlaikyti. Ir kitas dalykas, tai čia apie save šnekant, apie savo jausmą, kaip tu jautiesi, kaip ten tavo, kaip sakau, tu gerai jautiesi savo kūne, tu juo pasitikė. Tu žinai, kad jeigu tu pritūpsi, tai atsistosi, jeigu reiks, tai užlipsi, tu pasitikė, tu jautiesi galingas. O kitas dalykas tai yra, ką tu transliuoji aplinkai, ką tu transliuoji kitam, tam akcininkų susitikime, ne, arba ten darbo pokalbėje. Tai yra mūsų tie tokie pasąmoniniai tam tikri signalai, ką mes bendraudami su žmonėmis, mes juos fiksuojam. Ne? Tai gal net nebūtinai tu turi būti apie fizinę jėgą tuo metu labai stiprią, bet net ir laikysena mūsų tokia daug prie kompo sėdės, krevetės ta pozicija, toksai daug toks sėdėjimas, užsidarius, tie pečiai užsidarė, nelabai jie, kaip aš tieskit dabar abidvi, kol tai išnieko, ne? Tas toksai, atėjus į darbo pokalbį, jeigu tavo laikysena vien jau yra bloga, jinai iškart ne dėl to, kad tu sėdi ir judžini, oh my god, šitas naujas darbuotojas, pečiai uždari, tai turbūt ten labai bailys yra koks nors, ne, tu nemastai taip, bet yra pasąmoniniai dalykai, natūraliai tavo akis, tavo smegenys fiksuoja tą tokią krevetę susirietusios laikyseną ir ją interpretuoja kaip uždarumą, kaip susigūžimą, kaip nedrąsą. Kalba galų gale. Tai yra tiesiog ta tokia kūno kalba, ne? Tai ne tik pačiam jausmas kitas, bet iš tikrųjų tai labai veikia ir tos žmonės pasąmoningai veikia, tos žmonės, kurie yra aplinkui ir tavo geras fizinis pasiruošimas, tavo tas toksai jausmas, kurį tu jauti, tu jį nematomai transliuoji tam šalia esančiam žmogui ir jisai tą mato, jisai pastebi ir visada. Taip. Pagal neuromokslą, man atrodo, irgi tas pats yra, kad jeigu tu užsidedi ček, tą padariau, tą pasiekiau, kad ir tam pačiam sporte, tai smegenys užsiprogramuoja sėkmiai. Taip, ir apie tą programavimą ir apie sėkmę, tai dar vienas fainas dalykas, ką aš pastebiu treniravime, kad, kaip sakai, mažų tikslų, ne? Čia gal ne tai, kad vien tik tai, kad ček ir pasidėjai taškiuką, kad tu kažką pasiekė ir dėl to dabar ten ir kitur pasieksi.
Bet tai, kad mūsų smegenys dabartinėje mūsų sistemoje yra labai įstrigę į tokius, nepabaigtus ratus, tokius loops toksais, taip, atidarytas langas, kaip aš vadinu, ne? Tokie, kaip langai atidaryti, 100 failų atvertų, ne? Net ten dar nebaigta ir tą dar reikia padaryti, ten nepabaigiau skelbti, ten kažko nepadariau, čia projektas nepabaigtas, to dar nepaleidom, vienam darbos rytį, kitiem namų srityje, ne? Bet visai yra tokie nebaigti dalykai. Ir sportas yra labai fainas tom, kad tu, kai ateini treniruotės, tai yra pradžia, tai yra pabaiga, yra apšilimas, yra atvesimas, tarsi yra eiga, yra tikslas ir tu atėjai, tu pasportavai ir tu tą loop uždarei tu jį, tu tą ratą kažkokį, tai vieną darbą tu jį atlikai, padarai ir viskas, padaryta užduotis. Tai gal ne kiek tikslo pasiekimas, kad tu čia kažką labai amazing pasiekiai, bet daugiau praktikoje dirbant, tai tiesiog dėl to, kad tu kažką pradėjai ir pabaigai ir pasiekiai ir padarai ir uždarai langą kažkokį. Jo, tas tokį done task. Tai tas labiausiai turbūt žmonėm padeda psichologiškai. Mes dar su Ieva norėjom tave pakalbinti moterų sveikatos tema ir paliesti tokias temas kaip endometriozė, menopauzė, premenopauzė, kaip sportas gali padėti moteriams šiose temose. Gali padėti, buvo prieš 2 savaitgalius konferencijoje netgi apie tai, kaip čia pasakyti paprasčiau, šiek tiek žmonės mėgsta tokius kraštutinumus. Tai arba nieks nešnekėjo ir buvo menopauzė, senatvė, boba. Tokie asociacijos žodžių, jeigu kam nors pasakytų menopauzę, ne, prieš ten kelis metus dabar. Kuo daugiau žinių, to daugiau to viso domėjimasi, tai dabar eina perimenopauzę, gali prasidėti labai anksti, jau dabar vos ne 30 ir man ten, aš pavargus, tai man perimenopauzė. Ne? Tai šiek tiek visada žmonės mėgsta sutirštinti ir labai taip, tokį irgi trendą padaryti vos ne iš to, ne? Tai ir papildus tada būtinai reikia papildus vartoti ir tada jau žodžiu, tai aš taip labai atsargiai šitom temom kalbu, kiek tai iš tikrųjų yra, kūnas nedaro klaidų. Gamta nedaro klaidų. Ir perimenopauzė ir menopauzė yra ne liga. Tai nėra kažkoks tai įvykis gyvenime, tai yra iš tikrųjų moters gyvenimo evoliucija. Moteris gyvena 2 gyvenimus. Iki menopauzės ir po menopauzės. Ir iš tikrųjų pusę savo gyvenimo labai daug moterų nugyvena. Tai yra jau tam postmenopauziniam. Taip, žiauriai, ne žiauriai. Koks čia žiauriai. Ne žiauriai. Iš tikrųjų pusė gyvenimo tu negyveni, tu antroji pusė. Ir pirma pusė ir antra pusė gyvenimo yra skirta visiškai skirtingiam dalykam. Dėl to ir yra tie palaikantis hormonai. Kaip aš sakau, tas etapas gyvenimo yra labai įdomus, nes tu tarsi pradedi nebetoleruoti dalykų, kuriuos tu anksčiau toleravai. Ir tai nėra tik psichologija ar patirtį gyvenimo, tai yra tiesiog dėl hormonų. Nes jeigu tu būtum su tiek daug patirties ir tiek daug nuomonių ir tiek daug to tokio išminties, wisdom, to tokio turėtum, kai tau ten 20, tai matyt, nei vyro turėtum, nei vaikus gimdytum. Nes o dėl ko tiek daug skyrybų inicijuoja moteris, taip, būtent jo, tuo laikotarpiu. O taip, čia yra dar irgi trendas vienas dabar, kad čia, žodžiu, skyrybos labai. Ir iš tikrųjų moteris pastebėkit, žiūrėkit, anksčiau mūsų tėvų, ne, Visa karta 18, vedybos, vaikai iki 25 visi vaikų turėjo. Dabar aš tokių net pavyzdžių aplinkui nebematau, nes iš tikrųjų keičiasi visuomenė, keičiasi mūsų darbai, čia tą matriarchato temą šiek tiek labai lengvai paliečiau, bet iš principo nėra lygios sąlygos, keičiasi moterų rolės, keičiasi vyrų rolės ir kai mes pradam šnekėti apie perimenopauzę ir apie hormonus, tai tiesiog reikia suprasti ne kaip ligą, ne kaip patologiją, ne kaip kažkokį minusą, o kaip tiesiog natūralią tokį perėjimą, perėjimą į kitą visiškai gyvenimą. Tai ta prasme ir nefaina, gal ir baisu, bet iš kitos pusės, tu gauni nugyventi 2 gyvenimus, 2 skirtingus gyvenimus su skirtingais tikslais ir skirtingom stiprybėm. Tai čia yra amazing. Aš dar pridėčiau, gal tas gyvenimas paauglystės laikotarpiu irgi dar yra 3 gyvenimas. Jo, tai labai fainai paminėjai paauglystę. Perimenopauzė yra tokia puberty reversed, tai yra ta pati paauglystė tik atgal, į priešingą pusę. Ne? Tai, visiškai... O po to dar ir vaikystė prasideda, ar ne, senatvėje? Tai pažiūrėkit, matot, ką aš sakiau, gamta, ratu, viskas sukasi, tokių natūralių, nesukasi gal, bet tiesiog natūralus kilimas, natūralus leidimas, jis nereikia to bijoti, bet apie hormonus tiek dar norėčiau grįžti ir pasakyti. Taip, nes vis tiek moteris kamuoja karščio bangos ir viskas. Aš kalbėjau apie perimenopauzę, menopauzę ir apie osteoporozę, ne? Tai osteoporozė jau yra liga, tai yra tas kaulų išretėjimas, kuris yra pavojingas ir jau gali lūžti kaulai ir taip toliau ir panašiai.
Bet bendrinė prasme, tai moteris šiame laikotarpyje daugiau tikrai dėmesio turi skirti jėgos treniruotėm, savo kūno klausimui, dėl to, kad tai yra jautrus laikotarpis, aš taip pavadinsiu. Tai nėra nieko baisaus, tai nėra liga, tai nėra dar kažkas, bet tai yra jautresnis laikotarpis, kada moteris tampa pažeidžiamesnė, jai lengviau susižaloti. Labai keičiasi raiščių sausgyslių tamprumas, elastingumas, kada mažėja kolageno gamyba ir panašiai. Tai tiesiog daug tokių visokių procesų organizme vyksta, kada tu tiesiog tampi pažeidžiama. Gal ne taip pat, kaip sakyčiau, nėščia, bet labai panašiai. Ne? Kas yra nėštumas, tai yra labai stiprus hormonų pokytis per labai trumpą laiką. Ne? Tai per menopauzę, ačiū Dievui, tas per 10 metų iš lėto įvyksta. Ne? Bet ne taip kaip nėštumas. 9 mėnesiai bampo, kem 8 valandos po nėštumo, ten 1000 kartų krenta ir tu iš vis kaip kitam pasaulyje. Ne? Tai per menopauzę taip švelniau, lėčiau, biški karščio bangos, biški gal ne, biški yra ciklas, biški gal nebėra. Ne? Tai toksai perėjimas. Bet su šiuolaikinė medicina, su šiuolaikiniam žiniom mes šiek tiek jau galim taikyti tam tikrus būdus tą reguliuoti ir palengvinti. Nereikia to stabdyti, nereikia kažkaip tai ten patologiškai tos senatvės bijoti, aš nežinau. Tai yra tiesiog naujas gyvenimas. Bet yra naudų daug pakaitinės hormonų terapijos, tam tikrais atvejais, tikrai ne visom. Ir daug kitų, vėlgi tie patys papildai, sportas, tokios kelios sritis, kas tikrai gali tą gyvenimo kokybę labai ženkliai pagerinti ir nėra ten ko kankintis tyliai, nes labai dar vis tiek yra tokios šiek tiek gėdos kažkokios. Nesakau, nes vis tiek buvo tas toksai, aš net pati augdama, paauglystėje, ne, aš pati daug, kad menopauzinė, moteris, tikrai, toks, bobėjimas kažkoks. Aš tą žodį dabar čia boba taip vartoju, bet tokia kaimo bobutė, ne, su 5 katėm. Su 5 katėm, mes taip visi įsivaizdavom. O dabar, kadangi mūsų apskritai gyvenimo trukmė ilgėja, tas visas longevity, ilgaamžiškumo mada ir visa kita, mes tikrai ilgiau gyvenam tą tokį ir anksčiau pradedam, iš tikrųjų. Taip. Anksčiau aš 13 dar su Barbiam žaidžiau, ne, dabar 13, oh my god, ką vaikai veikia. TikToko žvaigždės. Tai mes ir anksčiau pradedam ir ilgiau gyvenam tą tokį tipinį suaugusio gyvenimą, ne? Tai yra labai fainai ir už tai ta perimenopauzinė vis pirma paankstėjo, taip kaip ir ciklo pradžia paankstėjo merginom, ne, metais einant, tai tas pats ir su menopauze pasislinko šiek tiek. Aš esu girdėjus, kad dabartinė karta anksčiau net patiria menopauzę. Taip, nes tiesiog pasislinko, kaip ir sakau, tiek pradžia mėnesinių, tiek pati menopauzė. Tai yra normalu, kaip ir sakiau, keičiasi mūsų mityba, mūsų užterštumas aplinkos, mūsų įpročiai, viskas keičiasi ir prie to mūsų kūnas ir gerai ir blogąja prasme prisitaiko. Tai normalu yra, bet reikia savo padėti. Tai yra dabar specialistų tikrai labai daug, ginekologų, akušerių ginekologų, sveikatos, tiesiog įvairių. Sunku dar šitoj srityje, po 5 metų dar jūs spėsit. Bus lengviau rasti tikrai tos srities, tikrai labai gerą specialistą, ne? Nes tai yra vis tiek, aš nepameluosiu, tikrai turbūt kokius paskutinius gal tik 5 metus apie tai daugiau visi šneka, domisi ir viską, tai nėra. Aš manau, kad tai šiek tiek yra susiję, kad moteris daugiau iniciatyvos ima tam tikrose srityse, nes vyrams šitas sritis nebūdavo aktuali, tai jie tyrimų ir nedarydavo, nes jiems 100 metų. Dabar vis tiek daugiau moterų ateina ir į valdžią, ir į tyrimų. Taip, tai yra dalykų, ne visai tiesa, nes ten tokie irgi labai skambios frazės, kaip tenais, jokie tyrimai ten hormoniniai niekada nebuvo atlikti su moterim. Tai pagooglink, yra atliktų tų tyrimų ir su moterim ir daug, bet mažiau. Vis tiek tai yra iš esmės tiesa. Moteris labai daug metų buvo ignoruojamos visokiose moksliniuose straipsniuose, moksliniuose studijose dėl to, kad yra daug sunkiau kontroliuoti. Ir aš suprantu tos tyrėjus, ne? Yra farmacijos kompanijos, yra kažkokie vaistų tyrimai, įsivaizduokit, vyro nėra jokio ciklo, ne, ta prasme, nieks neįtakoja, jokie hormonai jo neįtakoja. Vaistas taip pat geria ir geria, ten, pavyzdžiui, vaistai, ten statinai, dar kažkas, kas ten, tarkim, yra, ten, kitaip tariant, kažkokie sisteminiai vaistai, ne, juos ant vyro tirti yra daug lengviau. Plus vyro laikotarpiai gyvenime irgi, jeigu tu, tarkim, norim kažkokią tai imti, ne, pavyzdžiui, 30-40 metų vyrai, ne, tai ta moteris, jeigu tu turi ilgą tyrimą darai, ne, tai moteris taps nėščia gal 2 kartus per tą laikotarpį, jinai nebegali tų vaistų vartoti, ne, ar tenais gal gali, bet veiks tada, kaip tie vaistai veikia. Ir už tai gal ne iš piktos valios tie vyrai ir tie visi mokslininkai, bet iš tikrųjų iš to paprastumo, jie tikrai daug tyrimų atliko daugumoje su vyrais, tam, kad tiesiog būtų lengviau kontroliuoti tas grupės. Bet dabar jau yra tyrimų naujų, tyrimų gerų,
ir nu, mes turim visą įmanomą informaciją. Dabar problema turbūt yra, ką aš matau, tai problema yra ne informacijos stygius. Čia GPT, ne, tarsi viską gali paklausti, Dabar yra sužinoti, problema, AI, kad net ne labai daug ChatGPT, informacijos. daug krūtesnių AI, ne, versijų. Tai tu gali sužinoti bet ką, bet moterų jau matau tą vat, tokį tašką istorijoje, kai viskas verčiasi į kitą pusę, kai jau jau tiek visko daug, aš jau pasimeta. Apatija net atsiranda. Apatija atsiranda. Taip, tai yra tas toksai, kaip aš sakau, nežinau, health jungle toksai, žinai, tu tam visam sveikatinimus ir sveikatos kažkokiam tai lauke tiesiog pasimeti. Tai vat, dėl ko aš pačioj pradžioj pasakiau apie tą health coachingą, apie tą iš vis turbūt naują sritį, kas yra sveikatos treneris, net nesveikatingumo, sveikatos treneris tiesiog. Jeigu gydytojas yra daugiau patologijos ir gydymo ir lygų specialistas, ne, tai mano vidaus lygų gydytojas, pavyzdžiui, ne, tai health coachingas yra tiesiog apie tai, kaip optimizuoti savo sveikatą. Ir kada reikia gydytojo įsikišimo, kada dar nereikia, kokio gydytojo įsikišimo. Iki tol, kol jo reikia. Jo, tiesiog kokio gydytojo, kada ir kokio įsikišimo iš tikrųjų reikia, o kas yra, tiesiog sveikatos treniravimas. Ne tik kūno treniravimas, ta tokia, kaip, sakykime, banale prasme, bicepsas, tricepsas ir štangą pakelt, o kūno treniravimas visom prasmėm ir tas tikrasis health coachingas. Tai manau, kad dabar bus ir Lietuvoje ateis šitas trendas ir bus ta mada, kai turėsi ir sporto trenerį, ir savo health coacherį. Bet aš vis tiek dar tavęs nenoriu paleisti nuo to paskutinio klausimo, nes manau daugelis žiūrovų dabar klauso ir jiems įdomu, kurios yra premenopauze arba menopauziai ir jos mintyje turi klausimą, tai gerai, o ką daryti? Kaip savo padėti per sportą, per mitybą? Kiekvienai skirtingai, galbūt taip aš pasakysiu. Perimenopauzė turi, tokius, nežinau, kaip čia pasakyti, ne visai, gal norėčiau vadinti simptomais, bet tam tikrus tokius būdingus dalykus. Tai tenais karščio bangos yra tas toks nuvalkiotas ir dažnai minimas, bet iš tiesų net ne visom pasitaikantis simptomas, ne? Bet yra tiesiog, pavyzdžiui, atminties sutrikimai, toksai brain fog truputėlį, yra miego sutrikimai. Dažniausiai pasitaikantis ir nuo ko dažniausiai prasideda yra nuo miego sutrikimų, nuo to, kad tu naktį prabundi, kad negali užmigti, tas toks restless sleeping ir visa kita. Tai irgi yra vieni iš pirmųjų to perimenopauzės laikotarpio signalų. Svorio pokyčiai, kai daug sunkiau numesti svorio, daug lengviau tai priaugia, atrodo vaikystėje, ne vaikystėje, paauglystėje, ten ar jau jaunystėje, suvalgai sneakersą, išgeri Red Bullą ir varai varžybas, ne? Ir dabar ten, oh my god, kokia dieta ir ten plus 2 kilogramai iš nieko. Medžiagų apykaita keičiasi. Tai jo, apie medžiagų apykaitą irgi vienas iš paskutinių ten tyrimų, kur daug labai visokių sveikatos specialistų ginčiasi, tai buvo, kad mūsų iš tikrųjų medžiagų apykaita iki maždaug 5 nesikeičia. Tas lėtesnis metabolizmas yra šiek tiek mitas. Tai įdomu buvo paklausyti tos diskusijos, kai skirtingi daktarai skirtingas teorijas sakė. Tai ir taip ir ne, aš nežinau, jie ten ginčiuosi, negaliu pasakyti. Gerai, tai kas tada nutinka, kad moteris, tarkim, virš 40-50 valgo salotų lapus ir vis tiek jums tas per mažai valgo. Per mažai valgo. Yra kiti mechanizmai. Visi galvoja, aš žinau, ir ypač vyrai treneriai, kaip jie mėgsta šitą calories in, calories out, šitą tokį labai labai paprastą tokį nuvalkioto vėlgi principą, kuris veikia. Išveš dabar tu tas moteris į koncentracijos stovyklą, duok po vieną duonos gabalėlį per dieną, tai visosgi sukūs per metus laiko. Ne? Yra kažkiek tiesos tame, kad jeigu tu nevalgysi ir badausi, tiesiog paliks tave vasaloj kažkur be maisto, tu sukūsi anksčiau ir vėliau kažkokiu būdu vis tiek. Ne? Tai yra tas tiesos, yra tame calories in, calories out, mažiau valgyk, daugiau judėk, bet tai yra visiškai netinka to laikotarpio moterim, todėl kad ką reikia suprasti apie tą, visi medžiagų apykaita ir metabolizmą įsivaizduoja kaip tą tokį, kaip pasakyti, sulėtėjo medžiagų apykaita ir jau ten dabar lėčiau ten kažkas vyksta. Tai yra daug sudėtingesni procesai, daug sudėtingesni. Tai yra ir hormonų apykaita, kokie hormonai, insulino rezistencija, gliukozės apykaita. Tai aš negaliu čia promautinti labai nieko kito išskyrus sportą šitą vietą, nes sportas su visais šitais dalykais jisai labai padeda. Tiek gliukozės apykaitai, tiek pat insulino rezistencijai, viskam absoliučiai, nes judesys, raumenis labai stipriai veikia mūsų gliukozės apykaitą, kas tokiam amžiui labiausiai iš tikrųjų moterim pakišinėja koją. Kokie riebalai kaupiasi. Vėlgi, visi šitie dalykai yra labai, labai įtakojami sporto. Tik viena klaida,
ką aš dažnai matau, kad sportas visaip kaip gerai veikia, teigiamai veikia tą ekstra riebalinį audinį, teigiamai veikia raumeninę masę, bet ne taip, kaip žmonės įsivaizduoja, kiek aš kalorijų sudeginau per treniruotę, let's check, žinai, čia 300, čia tiek ir tiek, tai čia kokia treniruotė buvo, ne. Tu niekada tiek kalorijų nesudeginsi sporto metu, jeigu tai nėra profesionalus sportas ir mes nekalbam apie 2-3 treniruotės per dieną, ten kašio ir ten bėgiojimo belenkokio ir ten tikrai daug kalorijų, bet tas normalus sportas, kai 3 kartus savaitę eini į pilatesą, tai ten gali nežiūrėti, kiek kalorijų tu sudeginai, nes ne taip viskas vyksta. Sportas kitais mechanizmais, kitais principais teigiamai veikia tavo visą metabolinę sistemą, tavo hormoninę sistemą, bet ne ta banaliaja prasme, kad tu pasportavai, sudeginai kalorijas ir viską. Bet tu paklausai, ką moterim daryti, ne? Nu tai ką daryti sportuot? Nuo to pradėti. Aš pradėčiau pirmiausia nuo to, nes sportas, vėlgi, nu man net nepatinka ta žodis sportas. Judėjimas, mankšta, aktyvumas, treniruotė. Tai yra visiškai kitas dalykas. Tai yra atrasti ryšį su savo kūnu, išmokti vėl pajausti kūną. Moteris perimenopauzė arba menopauzės laikotarpį, jos jau dažniausiai būna po vaikų gimdymo ir auginimo etapo, kas yra visiška, absoliuti 100% disasociacija nuo savo kūno. Tu atiduodi savo kūną vaikam ir tai yra tiesiog realybė. Ir visos ten supermamytės, kurios man šneka kitaip, tai man juoką kelia, nes taip nėra. Tu ten gali mėgautis, tu gali ten amazing. Aš mama ir aš tarsi, čia yra fainiausias dalykas man gyvenime nutikęs ir aš niekada nieko į tai nekeiščiau. Bet tu savo kūną atiduodi fiziškai, literally, tu užaugini kitą gyvybę savyje. Tai tu turi disasocijuoti save nuo to kūno, nes tu kitaip išpradėtum, juk ten prisi, kas čia auga, kas čia viduje, kas to, ne? Tu natūraliai tavo kūnas tarsi išsijungia, tu kaip kažkur kitur išeini. Tu tampi tokiu inkubatorium, kažkokiu tai, nežinau kaip čia pavadinti teisingai, bet tu paskolini savo kūną naujai gyvybei. Ir tada dar tas pats etapas su tiesiog ten nemiegojimu, su žindymu ir su visais kitais dalykais, kas vyksta. Kas augina mažus vaikus, labai mane supras, ką reiškia eiti į tualetą ir šalia tavęs kažkas stovi ir šneka ir to pasako, koks yra skirtumas tarp gumytės ir segtuko ir kas labiau patinka, ar gumytė ir segtukas, tu tiesiog sėdi tulik ir galvoji, oh my god, tas aš galiu nueiti pasisiot be diskusijos apie gumytės ir segtukus, ne? Tai tu tą savo kūną, savo tą laiką. Ir paskui vyrus taip vaikšto į tualetą. Šiaip yra tokių visokių, tikrai dabar ir vyrai įsijungia, aš nenoriu čia tų vyrų taip nuvertinti, kaip jie čia tik tai eina į darbą ir daugiau nieko nedaro, dabar keičiasi visuomenė ir atsiranda tų tokių labiau integralių vyrų, jos taip pavadinkim, bet vis tiek 90% moteris tą daro. Ir tai nėra čia vyrai dėl to blogi, tai yra tokia gamta. Vyras neturi realiai atlikti moters vaidmens, auginant vaiką, jis turi suportinti tą moterį, jis turi ją palaikyti. Ne? Tai jo vyro darbas, kalbant apie šeimą, apie tą dinamiką, apie tą išgyvenimą tų vaikų laikotarpio, kai tikrai tu atiduodi visą save, visą savo kūną ir fiziškai, ir metaforiškai, ir visaip, tai vyro darbas nėra tą pakeisti, jis niekada nepagimdys vaiko, jis niekada nepažindys, jis niekada to negalės padaryti, bet jis tau gali atnešti sausainį į lovą, kol tu žindai ir tau bus amazing ir tu tiesiog, kitaip padėta, ne? Išneš šiukšlės, nupirkt gėlių, nuvažiuoti į parduotuvę, tarsi yra pilna dalykų, ką galima padaryti, tai nereikia vyrų taip tiesiogiai įtraukti, nes jie moterų nepakeis, jie tiesiog turi atlikti kitą rolę tam vaidmenį. Aš manau, mes tam ir esam skirtingi, kad vienas kitą papildytume. Taip, būtent papildymas, o ne pakeitimas, arba kad, čia vyrai niekada nesupras, ką čia reiškia tą ir tą padaryti. Mes daug ko nesuprasim, ką vyrai patiria iš tikrųjų, bet tas kūno paskolinimas nepaaiškins iš to vyrui. Ne, o šito tai aš galiu garantuoti, kad vyrai nejaučia, nepajaučia ir niekada nesupras tikrai, ką reiškia savo kūną tiesiog paskolinti vaikam ir jis yra tiesiog naudojamas kitų žmonių visom prasmėm. Ir tas erdvės asmeninės neturėjimas, tas, kai tu darai valgyt, bet ir kartu vaiką laikai. Aš apie tą labai daug šneku su moterim, kurios ateina ir aš, kadangi su tenziomografija, kaip šnekėjom, matuojam raumenų disbalansus, ne, aš labai gerai matau, čia sutrumpėjęs raumuo, ten išilgėjęs raumuo, ten pertemptas raumenis, tada vaikas, o taip, ir kažką ten dešinė ranka makaluoji. Tai yra net per ten metus ar du tas kūnas net pasikeičia, raumenis adaptuojasi ir tu tą tokią turi mamytės deformaciją, kaip aš sakau, tai tu vienareikšmiškai ir visaip kaip kitaip tą kūną paskolini. Ir tai yra gražu, tai yra toksai dvasinis dalykas, tai yra patirtis, kurią rekomenduočiau visom moterim ir tai yra amazing. Ir tas perimenopauzės laikotarpis aš pavadinčiau grįžimas į save.
Tai yra, kai tu tą dalyką jau padarai, nes tai yra vienareikšmiškai susiję, kodėl aš taip lyginu su vaiko auginimu, nes tai yra reprodukcinio amžiaus pabaiga. Ne? Tai tas yra, kas yra perimenopauzė, čia nesimptomas. Perimenopauzė ir menopauzė yra moters reprodukcinio amžiaus pabaiga. Reiškia, jinai toliau gyvena, atlieka kitą misiją pasaulyje, bet jinai baigia savo pasirodymą kaip mama, ta gamintoja mama. Man tai labai gimdytoja. patiko sulyginimas su grįžimu į paauglystę. Kažkaip visai taip gražiai skamba. Norisi paauglystę grįžti. Bet grįžimas į save, turbūt prieš tampant, prieš prisiemant tas visas rolės mamos, ten kažkokios darbuotojos, koks ten darbas bebūtų, ten žmonos, dar kažkokios ten, nežinau, draugės ar kažkokios sesės, visas tas rolės prieš jas prisiemant, turbūt tikrai paskutinį kartą paauglystėje tu būni tikrai savim, toksai annoyingly selfish, toks paauglys, kur tik aš, mimimi, viskas apie mane. Ir tai yra irgi, gražu iš tikrųjų. Tai yra labai irgi svarbus etapas vaiko etape, vaiko gyvenime, kada jisai turi atsiskirti nuo mamos, nuo šeimos, nuo tėvų, tapti asmenybę, tapti savim, pasitikėti savim. Ir tas jo visas atsišnekinėjimas, akių vartimas ir visik tą, ką aš jau matau su savo 9-metė, net 9 metų jau. Tai yra labai normalu. Nes formuojasi asmenybė. Taip, tai yra labai, labai gražus irgi etapas, sunkus, bet labai gražus etapas tapimo žmogum. O perimenopauzė yra tas etapas tapimo atgal žmogum po to, kai tu daug metų skiri iš tikrųjų, kas vėlgi labai natūralu ir gražu tiek dvasinė prasme, tiek fiziologinė prasme, tai yra pratęsti giminę, pratęsti gyvenimą šitoje žemėje, taip filosofiškai gal aš neku, bet labai gražiai čia viską papasakoji. Buvimas mama nėra taip, kaip mes įsivaizduojam, pampersai ten ir viskas, ir ten leliukas, ir vaikiukas, ir tai yra vis tiek dvasinė kelionė moters gyvenime ir aš ją labai rekomenduočiau nueiti, bet tik tai nuėjus tą kelią gali suprasti, ką reiškia grįžti į save, ką reiškia vėl suprasti savo kūną ir jau kitokį kūną. Tu kaip iš naujo pažindi, nes daug kas yra kitaip. Ir daug rolių nukrenta. Daug tų rolių nukrenta, jų bent jau sumažėja galbūt. Kilogramų nukrenta. Gal ir kilogramų. Kilogramų daug nenukrenta, žinok, priauga tie kilogramai 40 plus, o ne nukrenta, bet taip, daug rolių nukrenta. Ir tu grįžti į save ir aš labai noriu nuimti tą depresyvų mitą nuo perimenopauzės ir menopauzės, kaip tai yra kažkoks tai super sudėtingas etapas, tai yra dvasiškai labai teisingas etapas. Ir jį reikia taip ir išgyventi. Kai tu esi labiau nervuota, nes mažėja estrogenas ir tiesiog esi mažiau pakanti dalykam, ką anksčiau galėjai tenais. Tiesiog tai yra pagrindinis dalykas, tai yra tie hormonų svyravimas. Menopauzės laikotarpiu nedingsta staiga viskas. Jie svyruoja. Vienas ciklas normalus, kitas mažiau hormonų ir taip toliau. Tai tu tokia nei taip, ne? Bet yra, tarkim, tam tikri etapai, tam tikri mėnesiai, kada tu tų hormonų tiesiog pagrindė progesterono ir estrogeno, bet neišsiplėsiu, kai tu turi mažiau, pagamini mažiau, tu jauti to efekto mažiau. Tu, kaip pasakyti, labiausiai, ką aš matau dirbdama su moterim, tai tiesiog mažėja pakantumas. Tu neturi kantrybės tiek. Ir tai yra ne klaida. Tai yra būdas tau tam laikotarpėje gyvenime atsisijoti, kas tau tinka, kas netinka, koks tau darbas tinka, kas netinka, kokie draugai tau visgi tinka ar netinka, ką tu darai dėl įvaizdžio, o ką tu darai iš tikrųjų dėl meilės gyvenimui ir meilės savo. Tai nereik žiūrėti kaip į kažkokį tai neigiamą dalyką, o bandyti įsiklausyti, išgirsti save ir suprasti, kad šitas laikotarpis yra labai magical ir jis yra skirtas atsisijoti ir pasidaryti savo likusių tą dar pusę gyvenimo iš tikrųjų, taip kaip tu nori. Grįžk į tokį selfish paauglį. Man atrodo, labai tu gražiai viską apibendrinai ir nežinau, Ieva, ar mes turim dar kažkokių klausimų? Ne, aš manau, kad labai gražiai apsijungia šitas ir aš tiesiog tai irgi ir iš tavęs noriu sužinot, kad tu išsineši, bet man toks pirmas, gerai, dabar aš daugiau sportuosiu. Nes užmotivavom labai gerai. Dabar paklauskim, o operatorių užmotivavom sportuoti? Tai su vyrais sakiau kitaip, biški disciplina, biški military, ten kitas stilius šiek tiek yra ir irgi labai gerai veikia, bet jiems veikia truputėlį kitaip motivacija ir kitaip veikia viskas iš tikrųjų, kas liečia ateimą į tą sportą.
Man tai labai gražiai tu išsireiškiai apie motinystę ir tą visą dvasingumą, tai žinant, kad gimstamumas Lietuvoje priartėjo Taip. prie 1 jau, man atrodo, ar 1,4. Aš irgi turiu vieną vaiką, iš tikrųjų. Tai labai- Ta statistika mano kartos esu. Tai labai tikimės, kad šitų podcastų Taip. šiek tiek... Padidinsim gimstamumą. Bent Aš vienas padidinsiu porą Lietuvos inspiruosim. gimstamumą, žodžiu, gimdykit ir sportuokit. Va. O aš gal tokį išsinešu ir palinkėjimą žiūrovam, kad sportuokit, būkit sveiki, bet nepersisportuokit ir labai klausykit savo kūno. Taip. Ir trenerio. Ir trenerio. Ačiū tau labai už Ačiū. pokalbį. Ačiū Jums.